Labas vakaras, Marius Ašausko fanai. Kaip jums? Atdarimas? Njam. Čia tavo pirmi kebabai Kaune, ne? O jo, čia mano pirmas kebabendas. Sveiki visi, įsijungia dar vieną seriją pokalbį prie kebių. Ir šiandienos mūsų svečias, klaipėdietis, kuris gyvena Vilniui, komikas, daugeliu gerai pažįstamas kaip tas bičas, kuris labai energingai prisistato užlipęs ant scenos, Andrei Bulbenkov. Labas vakaras visiems! Aš jumis myliu, aš jūs nepažįstu nei vieną, bet aš jumis myliu jau iš karto. Gal aš matau tik tais kamerą, bet aš jaučiu jūsų širdis. Kaip tu save pristatytum ir kaip tu norėtum, kad tave pristatytų? Gerai, dabar kaip mane pristato dažniausiai ant scenos, prieš lipant, tai vat vis dabar, nes labai geras šovė, sako, dabar lips žmogus pasiutlikė. Tada būna, sako, kitas komas klipas yra labai ypatingas. Specialių poreikių. Jo, jis sako, ypatingas, specialus, kai kuriem įdomus, bet kaip aš pats save, aš žinau, kad kažkada labai tikiuosi, kad kažkada mane patys kaip nesustabdoma, neįtikėtina ir viena vienintelė. Iš tikrųjų, visą laikį sako, kaip vienas vienintelis, pabrėžė, kad šitas tai tikrai vienas vienintelis. Šitą nebuvau girdėjęs. Šitas tikrai vienas vienintelis bus. Kas svarbiausia, šitas labai tinka tiek pristatymui tave ant scenos, tiek per žinias kriminalų reportažų irgi. Nesustabdomas. Pavojingas. Bet aš šitą tikiuosi, kai bus vat, jau ateitis, kai aš tikiuosi kažkada realiai rinkti arenas. Aš to norėčiau, aš labai norėčiau. Man, tipo, aš suprantu tas komikus, kurie sako, kad jis nori pragyventi iš komedijos, kad jis nori juokauti panašiai, bet aš noriu tos masės. Kad jie visi juoktųsi ir kad aš būčiau tas vienas žmonės, vienas triunis. Aš dabar čia neseniai buvau Jimmy Carrą, tame stand-up'e. Jisai buvo atvaręs į Vilnių kompensai. Ir tipo aš jį iš tolo žiūriu ir jis man skruzdeliukas. Jis man skruzdeliukas, aš matau, ir mažumą, aš net jo veidą neįžiūriu, bet tipo aš suprantu, kad šis tiesiog iš kostiumo, iš to, kas kalba. Ir tas yra žiūriu crazy, žinai, kad tipo tu žiūri, vienas žmogus surinko visą salę. Ir jie tiesiog klauso, kaip jis juokauja. Aš tave pamačiau pirmą kartą angliškam open mic'e, kur Benjaminas organizavo line-up'e. Yeah. Ir aš atsimenu tave, kai pirmą kartą mačiau, aš negalvojau, kad tu lietuvis, nes tu tobulai kalbėjai su tuo tokiu skotišku akcentu. Ir tu žiauriai kilnai atsimenu tą vakar. Ir crowdworkina huien ir galvoju, bre, čia tikrai užsienietis, nes atrodė, kad tipo, belie kiek laiko stand-up'e. Ten tavo pirmas open mic'as buvo, ar... Ne, ten buvo vienas iš pirmųjų, čia buvo vienas iš pirmųjų, kai atvariau į Vilnių. Mano pats pirmas buvo K2 Comedy, kaip tradiciškai čia darosi. K2 Comedy buvo 12 klasės gale. Aš atvariau iš Klaipėdos, tipo man kažkas buvo prie to paties. Kažką aš veikiau Vilniuje. Okay. Ir gavau nueis pamatyti komediją, nes aš prieš tai norėjau apie aktorinį, svajau dar iš savęs. Jaučiau, kad aš noriu būti ant scenos. Aš noriu kažką daryti tą, bet, tipo, žinai, dainininkų nebūsiu, ir tenais 18 sugalvodamas dainuoti. Reperių nebent galiu. Nu, tipo reperių, bet, tipo, ne reperis. Aš kas, bet aš ne reperis. Kad aš būčiau MC Čeburaška. Ir aš galvoju, MC Potato, nu čia idėja šiaip iš tikrųjų. Žodžiu. Ir tai va, aš tvariau ir pasirodžiau ir aš maniau tada, kad aš pasirodau taip pat kaip visi, kad aš tik ateinu, paskau barės dar kažką. Aš tada nežinau, kad aš dar esu charakteris. Ir man po open mic'o Antanas pasakė, žiūrėk, jeigu tu atvarai kitą savaitę, aš tau apmoku bilietą pirmyn atgal. Ai, tu iš Klaipėdos važiuoji? Aš tavo važiavau iš Klaipėdos, aš kažką veikiau Vilniuje ir užsukau šiaip, nes tipo, nu, galėjau to pačiu. O čia man siūlo tiesiog vien dėl open mic'o atvaryti į Vilnių ir atgal. Nice. Ir aš tokį šovą padariau. Dar grįžau tipo iš Vilnius, ko mama, žiūrėk, aš varysiu tipo, į Vilnių, vėl tipo stand-upinti, sako, nevarysi, ko varysiu. Sako, nevarysi. Ir aš nesakau, aš labai kietai tam pasakiau, mama, aš varysiu. Ne, aš tam maldavau, aš eselį maldavau, sakau, nu žiūrėk, aš pasitengsiu, aš gerai mokysiu, aš tam parašysiu egzaminą dar. Ir galų galiai išmaldavau, aš tvariau iš tikrųjų. Ir čia vienas iš tų kertinių momentų, kad, tipo, galimai, pavyzdžiui, jeigu dabar Antanas manęs labai nemėgsta, jis šitą išgirdęs gailėsis. Nes jisai buvo vienas iš tų, kad, tipo, pasakė, apmokės bilietą, pirmyn atgal, jis mane pastumėjo kažkiek. Aišku, aš būčiau atvaręs į Vilnių, aš toliau būčiau daręs, bet, tipo, dabar jis man pagimdė istoriją, kad, tipo, aš buvau tas crazy bitchas, kur važinėdavo iš Klaipėdos iki Vilniaus vien dėl open mic'o. Ar tas vienas užlipimas open mic'ą ant tiek sužadino tą ugnelę, kad, tipo, man reikia scenos ir juokų? Tipo, aš maniau, kad aš noriu scenos dar prieš užlipdamas. Ir kai užlipau, ir man gan gerai, aš buvau vienas iš žmonių, kuriem pirmas kartas buvo labai geras, o antras kartas buvo labai blogas. Bet tas antras kartas nestabimas, nes aš pirmą kartą tiek gerai pasijaučiau, gal viskas čia man turi būti. Bet aš dar prieš lipdamas galvoju, nu gerai, man gali nepasisekti, man tikrai gali nepasisekti, mano pirmas kartas, aš galimai net nežinosiu, ką aš darau.
Visi tie žmonės lipa, jie pasiruošia palei tą, ką jie jau matė. Jie jau, tipo, žinai, po 5 kartą lipa, tai jau daugiau kitų komikų matyti, tu pažinai. O aš dabar visiškai šviežias, nes aš buvau dar parašęs Antanui, žiūrėk, tipo, dabar aš ten labai cringe parašiau, ten, tipo, o, tu ten scenos meistras, ar gali duoti man patarimų, kaip kažką. Ir jis man parašė, sako, tiesiog būk pasiruošęs blogiausiam. Būk nusteikęs, kad tu šūdą valgysi, tipo, bus blogai ir tada bus gerai viskas. Nevisku, pirmas kartas buvo labai geras, aš ten ko aš nedariau, aš ten dariau Michael Jacksoną impressioną. Ten jis, realiai, aš nebenoriu prisiminti, bet iš tikrųjų buvo keistai gerai. O turi įrašą to pirmo karto gal kokią ar ne? Nežinau, aš žinau, kad buvo nufilmuota tą dieną, buvo atsiuntę, bet aš mos neišsaugojau. Užlipau tipo antrą kartą, visko bombinau, bet kažkaip, žinai, neatgrasė manęs, aš galvoju, okei, čia taip ir turi būti galimai. Nes aš dar pradėjau daugiau YouTube klausyti apie komediją. Ieškau viso, kas yra lietuviško turinio komedijos. Tipo, ne podcast'o, ne daršų, bet grinai apie stand-upą, ką aš negėdu. Tai yra tik Sadausko ten porą video, kur man atrodo tik ir buvo. Man buvo tas Sadausko ir buvo gal Arambazevičius ar kas, kur irgi tipo, pas kažką buvo laidoj. Ir šnekėjo apie tai, kad pirmas pasirodymas būna žiauriai geras, o antram pasirodyme komikas pakeičia bairius ir šūdą valgo. Ir man tas ir buvo. Man tas ir buvo, aš galvoju, okei, tai čia yra natūralu, taip ir turi būti. Ir aš gal tada dar vieną kitą kartą, galimai, kad planėjus 4 kartus grinai važiavau, tiesiog vieną Vilnių, vieną dėl stand-upo, 6 minutės gaudavau, nulipdavau, važiuodavau daugiau. Pačioj pradžioje mane, žinai, kaip, pavyzdžiui, Saulis dabar yra tas jauniausias komikas dažas. Aš dar irgi buvau mano jauniausias, bet mane žinodavau kaip tas bičias, kur važiuoja iš Klaipėdos. Dažniausiai, skau, ten 3 kartus buvo, nebuvo nei kinimas, nei bombinimas, ten buvo tiesiog labai jau keista, nes aš tiesiog buvau charakteris ir aš nežinau to. Aš užlipdavau, galvoju, aš pasakai bairius, taip pat kaip Antanas, aš pasakai bairius, taip pat kaip bet kas kitas ir nieko čia tipo keista nėra. Paskui man pasakė, man nušvitas smegenis. Okay. Man pasakė, kad aš charakteris, aš galvoju, man tipo, tada ateina expectationai, man atsirado baimė, kad aš žinodama šitą info kažką pakeisiu. Kad tipo, aš netyčia... Kad pradėsiu iš to daryti kažką daugiau ir suvarysi tipo tą savo dalyką. Jo, kad aš pradėsiu stengtis būti tipo keistesniu ir dėl to bus blogiau, nes prieš tai viskas gavo natūraliai. Bet dėl angliško pamaiko. Tai sakau, aš tada atvariau į Vilnių ir aš variau visur. Kiekvienas pamaikas aš spausdavau laiką, varydavau visur. Ir Benjamino buvo neišimtis, nuvariau vieną kartą. Vieną kartą buvau, pats kiek kilinau, nes iš tikrųjų man buvo labai keistas. Aš visus bairius, kuriuos rašiau, kurie prieš tai gal ten buvo vos ne bombinė tenais pas Antaną. Ir čia išskridžiau, kilinau ir aš galvoju, čia per lengva. Nes man buvo antiek jaus, kad per lengva, nes mano bairiai buvo tokie pasipo kaip tenais, o aš jas dar verčiaus būdamas ant scenos. Aš galėjau... Ai, tu jos nebuvai prieš tai išsivertus, tu jos on spot vertėjai? Jo, tipo, aš galvoju, aš būsiu tipo, pratingas ir išsiversiu prieš tai, bet aš labai nukelinėjau dalykus ir gavos taip, kad vieną bairį išsiverčiau prieš lipdamas, o paskui on the spot paverčiu viskas gavos gerai. Plio, pizda, nes aš žiūrėjau tavo, aš buvau tam pačiam, aš grinai verčiaus ir dar repetavau angliškai, kad wordingo, o tu on spot dar sugebėjai išsiverčiu, pizda, tu ahuja, gerai anglų moki. Jo, bet gal mos kaip pirmą kartą variau, kad aš gal netgi variau prieš, dėl ko aš variau Vilnių, tai už dėl IELTS egzaminą. Nes aš galvoju, jeigu aš studijuosiu, aš norėčiau studijuoti kažkur užsienį ir aš buvau iš IELTS gavęs 7,5. Tiem, kas nežinau, čia žiauriai zaibys yra. Kiek maksimumas? 7,5. Maksimumas mano yra 9. Bet čia 7,5 čia dahuja vis tiek. Jo, čia yra dahuja, nes tipo, aš gautinais vos ne iš visko po 7, kas čia jau yra modas tipo C1 ar C2, nežinau, kuris ten aukščiausias, bet tipo, tas labai aukštas anglų lygis. Tai jo, tai viskau, tipo, aš dėl anglų kalbos tikrai nebijau ir aš lipu ir galvoju, gerai, aš išsiversiu. Ir man buvo visiškai daug mažiau baimės, kai aš girdėjau prieš tai komikus, kurie visą sakydavo apie antrą galą. Nes vieną apie analizės, nes prisimatis 5, ko tik neskydavo, ir žinai, žmonėm nėra jokinga. Jo. Bet kai kas nusijuokdavo, žinau, gerai, jeigu jie iš šito juokiasi, jie juoks iš mano baimės, nes čia bus normalių komedijų. Su pasitikėjimas rimtas savo tai reiškia. Jo, bet sakau, dar nebuvau pilnai įsivažiavęs į tą, kad aš charakteris daržas ir man viskas labai natūraliai gavosi. Dabar jaučiu, kad aš daugiau dirbu ne ties pačiais bairiais, o ties to, kaip aš save prezentinu. Charakterį ant to pačio šlifuoju. Ne, tipo charakterį, nes dabar man labai svarbu yra energija, bet su energija man atsiranda dalykas, kad aš labai greit pradedu šnekėti. Nes aš taip dar neaiškiai šneku, nes pas mane raidė yra žiauriai chujova. Aš patikėjau tik toką ten stand-upo, man rašo, o pagaliau Kislekas draugas susirado. O tai kiek tu jau laiko gavus komediją? Gerai, teoriškai aš komedijai esu jau 2,5 metų, bet praktiškai tai kažkur apie 2 metus, nes vis tiek, tipo tas, kas buvo gimnazijos gale, tipo, žinai, 4 pamaikai per 4 mėnesius, kažtėjo. Jo. Ten buvo tiesiog, tipo, kad pažįstu sceną labiau.
kad aš jau žinosiu, kaip ką reiškia ant scenos, bet nei mano dalyvis nuo to pagerėjo, nei mano bairė nuo to pagerėjo, nes tas pačias bairės sakai, tipo, nėra taip, kad aš vieną kartą nuvarysiu, o okei, čia aš tai geri bairį, aš pakeisiu iš karto. Ne, tipo, vis tiek nori kad... Plius mėnesio laiko tarpas nelabai ką... Tai va, tai maždaug apie, aš sakau, 2-3 metai kažkaip tame tarpe, tipo, kaip kas skaičiuos pagal. Aš stengiuosi, labai stengiuosi niekada nekalint publikos. Aš įsivaizduoju, kad jeigu yra open mic'as, kur absoliučiai visi bombina, aš galvoju, okei, tipo, teoriškai aš galiu savo šitą kaip atmazą turėti. Kad, tipo, okei, visi bombina, bet iš kitos pusės aš galvoju, okei, jeigu čia būtų buvęs Kadleris. Ar žmonės būtų juokęs, jeigu būtų buvęs Kadleris? Aš manau, kad jo. Jeigu būtų juokas iš Kadlerio, reiškia, jis turėjo gerų bairę. Arba jis juokingas yra. Tai reiškia, jeigu gali Kadleris pajuokinti, galėtų pajuokinti Kadleris. Gali būti kas nepajuokinti, bet aš galvoju, jis galėtų. Tai kodėl tada mes negalim? Aš labai pritariu tavo šitai minčiai, nes buvo momentas, kai buvau irgi tas, kur pyksta ant publikos, nepagau bairių, dar kažkas. Ir aš nežinau, kada tas momentas buvo, kur supratau, kad nėra blogos publikos, tiesiog tavo kaip atlikėjo darbas yra išmokti greit susidraugauti su publika jai savo pusę. Tu turi kažką padaryti, kad ir kokia publika yra, atrasti su ją ryšį, žinai. Kad ir kokia bloga publika bus kažkam, jeigu tu sugebėsi perskanuoti, pamatyti, dėl ko blogai dar kažkas, pasimti į savo pusę ir tu turėsi vieną gerą pasirodymą. Nes tas su crowdworku tas dažniausiai veikia, tu greičiau gali susikonektinti. Bet aš vienas iš jūsų. Kalbant apie crowdworką, labai sunku būna, kai tavo pirmi du bairiai, dažniausiai būna išpanamas, kad pasako du bairius eina crowdworką. Tie, kas eina crowdworką, tie taip daro. Dažniausiai tai jeigu pirmi du labai bombina ir tu bandai eiti į crowdworką, žmonės nenorės. Jie tas abais, kad tu crowdworką nori kaip išgelbėjimo tą šiaudą kažkokią, bet jeigu tavęs niekas nebenori išgelbėti. Aš dėl to stengiuosi pradžiai pradėti crowdworką. Bet crowdworkas pradžioj irgi toks biški, kur žmonės dar nežino, kas toks esi. Jie nežino, ko tavęs tikės, irgi nenorės ploti. Dėl to aš crowdworką darau dažniausiai, nes labai sunku būna pradėti crowdworking, tai aš pradėjau daryti, nes norėjau labai išmokti, aš pradėjau parašai bairį. Ir tada aš prie to bairio crowdworką bandau pritemti, kad jeigu crowdworkas nepaeitų, kad man tas bairis vis tiek veikia, kad aš turiu išsigelbėjimą, žinai, ir dar kažką, kad no matter what. Bet jeigu crowdworkas paeina, tada tu gali dar pritemti ir tas bairis dar stipresnis gaunasi. Tai toks saugesnis variantas gaunasi, dėl to pradžioj crowdworką ir darau, nes susidraugaut gali, jeigu nepaeina, tai jau turiu bairį greitai išsigelbėti, nes, irgi crowdworkinį pajauti, kada gal reiktų pabaigti šitai. Aš biškai žiūrėjau apie tą, tu moki karate. Šalna, ar tu matyti ten intervą? Ten intervas yra? Ai, bleš. Jo, žodžiu, yra intervas YouTube'e. Okay. Kai manęs, nežinau, kažkais mes, ten mūsų klubas darė, kaip promo. Ir bus čempionatas Lietuvos, mes ruošiamės, mane paėmė kaip vieną iš tų, žinai, perspektyvos, nes aš buvau tai svorio kategorijų pačiai mažiausiai. Jo. Aš buvau pačiai mažiausiai svorio kategorijų, kur žmonės sveria iki 5-6 kg kažkas tokia, bet žinai, daugiausia tokių žmonių būna, kur jie biškai žemesni. O aš ten jau buvau 1,7 m, 1,73 m, kas stoja, ir aš buvau savo aukštesnis, bet labai plonas. Jo. Tai aš buvau gana perspektyvus kategoriją, tai mane paėmė į tą intervą. Ir aš tą intervą, ironiškai tas, kad man draugas yra, aš tą intervą pas nežiūrėjau, ir aš pas neatsimenu, ką aš sakiau, bet draugas sakė, kad aš tame intervą save pavadinau kaip nesu labai juokingas žmogus. Pažiūrėk, ką aš dabar. Bet ir svarbiausia, karate intervą. Aš nesu labai juokingas žmogus, bet jeigu kas nežvengia, haja! Šiaip aš nesu labai juokingas žmogus, aš tengiuosi, kaip man mažiau juokauti, aš bandau būti labai rimtas. Kaip backfire nuo tos intervos. Nes aš dėl ko norėjau, nes karate labai daug tos disciplinos ir dar kažką labai protiškai padeda. Kiek tai tau padeda komedijai? Nes dabar, kai tu pradžio pasakai, kad nebėjai bombinti dar kažko, matau, kad čia iš to viso karate disciplinos tau tas galbūt yra įstrigę. Karate disciplina tai turėtų būti tiesiog, kad turi... Iškirsti, kas nežinai. Šiaip disciplinos labai mažai turi. Aš sunkiai... Dėl to nebelankai karate ar... Ne, nelankiau karate dėl egzaminų, bet šį disciplinos labai mažai turi. Man labai sunku prisiversti šit bairius. Bet kas gal išliko iš karate, tai kad aš labai greit pamirštu savo blogus pasirodymus. Kaip karate tu greit pamiršti, kad pralaimėjai kovą ir tu eini treniruojas kitai kovai, taip aš labai greit pamirštu blogus pasirodymus. Nelaikai to gradžo savy. Jo, aš sakau, čia yra ta dvigubas. Vienas iš karate, turi kaip Ted Lasso, žiūrėjote serialą? Ne, man atrodo. Ten žodžiu apie Fulės menedžeris ir buvo ten žaidėjas, kuris labai blogai žaidė. Ir sakom, turėk auksinės žuvelės tos atmintį. Okay. Goldfish memory. To blogai vyks, pamiršk, eik toliau, stengiasi, taip daryk. Tai aš tą stengiuosi, jeigu būna blogas maikas, okei. tą valandą po open mic'o aš stengiuosi susidėlioti, ką aš blogai dariau, tad nebuvo energijos, per grįžt nekėjau,
blogi bairiai, šlykštus bairiai, gal rasistiniai bairiai. Tipo, kažkas blogai viską įsimenu ir da visą blogą patį, kad žmonės nesijokia, aš pamirštu. Ir va dabar, jeigu bus blogas klausimas, tas klausimas dėl blogiausio pasirodymo, Aš dabar blogiausia pasirodymo. Blogiausia pasirodymo, aš realiai sunkiai atsimenu, dabar pasakysiu most recent one, tai va šį ketvirtadienį buvo pas kitą komiką Lina Piška Open Mic'as. Kur Seven Fridays daro? Seven Fridays, jo. Ir man... Žiūrėkit, Hebra, fainas Open Mic'as. Pats dar nebuvo labai noriu nuvaryti, bet kada nors nuvarys. Man va tai bairių rašyme, visame, kur aš galvoju, man būtina vaikščioti. Vat, kai kiti komikai prisėda, rašo bairius, aš negaliu, jeigu aš sugalvoju rašyti bairius, aš pasidu sąsienį arba telefoną ant stalo ir aš vaikštų radęs aplinkui. Yeah. Vaikštų radęs ir vat dabar kaip užlipau ir man bairis bombino pirmas, nes buvo ilgai išrašytas, aš paskui gerai, viskas gerai, kitam apmaigai buvo, bet tada jis bombino ir man toliau reikia, tipo, žinai, recovery padaryti. Aš turiu toliau perfrazuoti savo strategiją, viskas ir man reikia paeiti iš šono. Ir nėra kur. Aš jaučiuosi įspaustas į kampą absoliučiai. Tipo, žmonės, jie dabar iš nieko nesijokia, toliau į mane žiūri ir aš neturiu kaip paėdėti absoliučiai. Ir tave laiko kaip užkaršėnės, aš jau kauk toliau. Tipo, aš noriu paeiti, aš matau, tipo, baigėsi scena. Tipo, man nėra, kad baigtųsi scena ir aš galvoju, ką man daryti. Aš atbombinu absoliučiai visą, ką sakiau, į tylą visiškai. Man neina testuotis bairį. Nes man sakau, man reikia pasakyti bairį, biškai praseiti, arba bent paėdėti vieną kitą žingsnį. Čia mane pastatė, vos neprikalė ir pasako bairės. Man neįmanoma buvo, sak. Kauno džempabą apamaikai man žiūri patinka. Bet vat kas, aš nervuoju, nes kadangi į Kauną reikia važiuoti, o man mašina neįmanoma šnekėti yra. Man vat, dažnai sako, kodėl tu mėgi mašiną, kodėl tu nekalbi su mumis. Aš noriu kalbėti, aš labai norėčiau, bet man sak neišeina, man mintis neteinas. Važiuojam su Kristoforu, tenais Dangėlą, jie tipo rifina bairius, sako, kokiu tu bairių buvę turi, kodėl tu tipo nieko nesakai. Tipo, aš noriu pasakyti, man tikrai aš noriu su jumis rašyti, bet man sak neišeina. Man mintis, sakau, kaip ir ant scenos, aš sėdžiu mašinai, aš užspaustas jaučiuosi, viskas, man užsidaro. Erdvės reikia. Man reikia erdvės, man reikia pasivaikščioti, man reikia turėti erdvės pasišakinėti. Bet žodžiu, nuvažiuoji, atkenti tą valandą keliavimą su mašina ir dant kokią valandą turi prieš apmaiką patį. Ir aš galiu ten šokti, ten galiu ką daryti, ten aš talaus atsigriu, viskas. Vis laiko įsijūna, aš užsihypinu. Ir tada ant scenos aš lipu fully ready. Nes Vilniuje vis tiek, žinai, kai ten, kaip ir tavo, tipo, išeini iš namų, už kampo užeini, opmaigas, tai vat, tada ir ateina 10 minučių prieš pasirodymą, 10 minučių prieš tai, kaip tu jau lipsi tuoj. Ir vat nebūna tos įžangos užlipimo. O čia būna tas, kad, tipo, kad turi labai daug pasiruošti, užsihypinti ir pati publika labai fainai sudėliota. Kartais būna, kad prieki žmonės nesėdė, tam biškį užpisa. Jeigu einas džempau apmaigas, sėskite prieki. Visuose open mic'uose sėskite prieki. Galima, jeigu jūs pakelsite, kaip pasakysite, kad aš buvau Mariaus, kad aš žiūrėjau Mariaus video, aš jūs nekalbinsiu. Bet sėskite prieki, nes kitaip man žiauriai nejauku būna ir aš bijau labai. Jeigu jūs atsisėsite priekį ir jūs pasakysit, kad žiūrėjot Mariaus video, aš jūs būtinai pakalbinsiu. O geriausias, koks tavo gigas buvo? Ar tai buvo Comedy Feste, kur tada... Comedy Festas. Aš taip norėjau sakyti. Man ten buvo taip keista, man ten buvo toks rock'n'rollas. Aš taip open mic, pats open mic'as, tai buvo tie bairiai. Man ten visai gerai pasisekė, nebuvo blogai. Buvo tikrai geriau, nes buvo bairiai, kur nesuveikė. Bet šiaip visai gerai, prie žmonės, kai sėdėm pievutės, nesusiglaudę, tiesiog kiekvienas savo ten hamakį tose kėdėse. Tipo, va ten buvo gana geras tas open mic'is pasirodymas. Bet tada, vat, raustai, ten buvo mano vienas iš didžiausių rock'n'rollų iš tikrųjų. Prime time'as tavo realiai. Ten buvo mano, nežinau, ten buvo mano hollywoodinė istorija, kur aš sakai, kadangi buvo didelis tarpas tarp to open mic'o ir raustų, mums dar davė nemokamo alaus, aš labai daug prigėriau, aš žiauriai daug prigėriau. Ir tada tam tarpe kažkur buvo dar, tipo, kur normalus stand-upas, kur lipo geri komikai, aš galvoju, o dabar Katleris lips, būtinai pažiūrėsiu, bet aš tai prigėriau, kad aš apsivėmiau ir užmigau. Ir aš kadrį pasavom pramegau, narkai. Tada atsibundu, žiūriu, sakau, vėl vemti žiauriai noriu, vėl nuėjau užsivėmiau. Ir sako, Bublenkovai, tau už 10 minučių raustai. Sakau, jo, aš to pasiruošiu. Nes aš dar vieną raustą nebuvau pasibaigęs, normaliai galą. O gerai, tai pasiruošiu, sakau, viskas gerai. Sako, tu galėsi užlipti? Sakau, jo, galėsiu užlipti. Ir užlipau vėl, sakau, išspyriau tas duris, nes šaukiau, aš manau, mano raustai net nebuvo tokie geri.
jie tikrai nebuvo fantastinio lygio, bet aš manau, tiesiog mano vien tai, kad papasakot, aš dabar vėmiau, mėgojau, vėl vėmiau, tipo, kad aš čia vien stoviu, jau tas yra įspūdinga, bet tipo, tai, kad aš tiesiog labai stengiuosi bendrauti publiką, nes į viską reagavau, tiesiog buvau veikėjas, aš ten nebuvau geras raustas, aš buvau geras veikėjas. Tu realiai, tada atsimenu, buvai viso Comedy Festo realiai main character. Jo, bet aš... Nes visi tave žinojo, visi, kur Bulbenkovas, nes aš atsimenu, matau, su visais ryte eini, visi, o, zdarov, kur visas festas tave žinojo. Nu, gal nebuvo taip dramatiškai, bet buvo tas, kad, tipo, kai reikėjo išrinkti raustų nugalėtoją, ir, tipo, žinai, žmonės balsuoja plojimais. Ir aš pažiūrėjau, ten žmonės paplojo, nes mano pirmas pasirodžiau, aš galvoju, man tiek užtenka. Ir žiūriu, kažkaip tie atkrito ir likau aš su Kisleku. Ir sako, dabar balsuojame, kas už Andrėjų, kas už Kisleką. Ir žmonės pradėjo skanduoti mano vardą, ar mano pavardę, sako, Bulbenkovas. Skanduoja žmonės Bulbenkovas, buvo, tu narai. Čia yra kosmosas. Čia buvo man toks kosmosas, kad, tipo, aš paskui kitą dieną atsibūdęs, aš ant tiek nenorėjau šito priimti, kad aš tiesiog savai įtikinau, kad iš manęs juokėsi. Kad nesu manim, bet iš manęs. Kad mane skandavo, ne dėl to, kad aš buvau gerai pasirodžiau, kad aš esu klaunas. Aš taip ant tiek savai įtikinau, kad aš kitą dieną, kai aš galėjau būti main characteris, aš galėjau tom džiaugtis, aš ir vaikščiau vos nusiminęs. Ir man visi turėjo aiškinti, žinai, kaip buvo tas pikmi mergaitės, kad, tipo, o aš negraži, tipo, man taip turėjo aiškinti, tipo, kad aš gerai pasirodžiau. Nes aš actually savai įtikinau, kad aš buvau klaunas. Ant kiek visi menininkai nemokam mes priimti komplimentų. Kur mes siekiam to, ten, tipo, to dalyko, bet realiai, to, kad, tipo, kad pripažinimas, tas, tipo, kad žmonėm patinka, juokinga. Ir tada, kai gaunam, tai pisa protą. Čia ne dėl to, negali tai būti. Ne, aš esu klaunas buvau. Jie juokės, nes žinau kaip benamis. Aš taip įsivaidau. Bet buvo tas kitas mamas, kad kadangi festas buvo, žinai, vien tik komedija, aš kai grįžau namo, aš turėjau juoko priepolį, aš nežinau, aš negalėjau nustoti juoktis. Aš tiek juokiausi, kad aš apsiverkiau už to, kad aš juokiausi. Taip, aš juokiuosi ir man ne tik dėl to, kad, tipo, žinai, daug juoktis reikėjo, bet dėl to, kad aš pats negalėjau patikėti, kokį aš pasirodymą turėjau. Ir tas, kad čia man toks, kad tikrai šitas įsimins į galvą. Nes aš galvojau, tipo, gal, okei, čia buvo gerai, aš pamiršiu. Ne, aš nepamirštu, aš iki šiol man čia atrodo, tas kol kas čia yra mano Everestas. Kai man būna momentai, kai aš galvoju, kad aš nesu juokingas, kad aš negaliu gerai pasirodyti, aš prisimenu tas pačius geriausius pasirodymus, kur tavo žmonės plyša iš jo, kad negaliu, kad ir ką, kur būna, nežinau, tu būna pamatyti, kad kad ir ką tu darysi, kad ir ką tu sakysi, jie juoksis. Šitaip nėra buvę, kad tiek, taip, nu gerai, gal vienas buvo, čia dabar, ir tai labai nesenai tik tais. Kur Hogė buvo tas open mic'as jo, va tenai gal buvo, bet, nu, tipo, bet va čia čia prieš mėnesį du. Nes vasko, aš tik prisimenu, kad kur prieš metus buvo, kur net nebuvo tokie geri bairiai, bet kur tiesiog aš iš savęs gerai pasirodžiau. Kažkas buvo, kad žmonės, kad ir ką tu sakysi, jie juoksis, gal, okei, jeigu aš vieną, kad sugebėjau tai padaryti, ar aš negaliu vėl to pakartoti. Bet čia šitas, aš lygiai tą patį stengiuosi. Bet čia net nebuvo vienas kartas, tokių kartų buvo daugiau. Tai jeigu daugiau, reiškia, nebuvo atsitiktinumas, reiškia, aš tiesiog tą galiu, tiesiog kažkur manyje yra užslėpta ir aš dar negaliu to pilnai atskleisti, nes tiesiog kažkas ar overthinkinu, ar tenais kažkas kitas problemos, ar tenais nesuprantu kažkokios specifinės vienos puzlės detalės. Ir žinai, kartais įsideda puzlę ir aš nežinau, kad čia būtent to man reikėjo. Iš ko tu turėjai tą įkvėpimą kažkokį žiūrėjai, ar užsienio komikus, ar humoro klubo pasirodymus žiūrėjai, podcastus, kaip pradėjai rašyti ir kaip dabar rašai bairius? Tai va dabar bairių rašymas, iškart pasakysiu, kad yra tas, kad aš vaikštau, būna, kad aš darbę vaikštau, tiesiog einu, gerai idėja užsirašysiu, užsirašau, bet aš negaliu tipo prisėsti ir pasirašyti, nes aš privalu vaikšti, aš privalu vaikšti, aš einu, nes vienintelė vieta, kur aš galvoju nevaikšdamas, tai dušas. Nežinau, kodėl man dušė, bet dušė kažkaip... Mažai vietos. Vat eina bairį tik apie dušą. Aš turiu per savo, kiek senapinaugis, 6-7 bairius vien apie maudymąsi. Apie šampūnus. A jo, dušo žalės. Dušo žalėtinais, dabar turiu apie dušo kabiną, ten vieną bairį. Tai buvo... Jo, ten gera vieta bairį galvojimas, bet labai specifiniai bairį gaunasi. Tu kaip drungėla dabar one-lineriai dalykuose, tu būtum žinomas kaip žmogus higienos komikas. Higienos komikas. O, čia tas čiūvas, kuris apie dušus juokauja. O, čia tas, kur labai daug maudosi. Kur, žinai, kur būna, visi sako, tipo,
čia buvau nesenai Vilniui, čia buvau nesenai bare, čia buvau nesenai duše, pasakai bitą. Tai va, ir buvau nesenai duše. Žodžiu, nesenai maudžiusi. Kiek tu kartų per dieną maudas? Nesenai maudžiusi, įspyriau šampūną ir galvoju, kaip čia šampūno pavadinimas toks. Bet aš vis gyvenimą dariau, nėra taip vieno komedijos, aš taip, kai mokyklą mokydavausi eilėraščius, aš kaip debilas, vaikštau po kambarį. Arba kaip genijus. Vaikštau po kambarį, mama sako, ką čia darai, sakau, mama netodėl aš mokausi. Aš einu mokslo keliu. Gerai. Likusi dalį galiu taip pašnėti aš. Kaip tik, kadangi tu esi su akiniais iš ateities, kaip tik norėjau paklausti, komedijose jau 2,5 metų kažkas tokio, kokius turi planus tipo, į savo ateitį? Tipo, kontentas, specialas, trupė, podcastas. Kontentą norėčiau pumpuoti žiauriai, bet aš visą galvosiu atmas, kad aš tai neturiu įrangos, tai aš neturiu kam filmuoti mane. Bet pavyzdžiui, dabar aš turiu iPhone, žinai, su iPhone tik tokį laisvai vieną filmuoti. Bet ką galiu filmuoti tik tokį? Mes dabar vieną iš mūsų kamerų iPhone'as. Jo, pamajo kažkai. Jie nežinos, kuriai. Žodžiu, tai va, aš tų idėjų kaip ir turiu, bet aš kažkodėl užtingiuosi galvosiu atmas, sunkiausia yra paprašyti, kad aš noriu pafilmuoti. O tai draugai? Draugai, tai aš nenoriu jas velti komediją, žinai. Nes tai ne į komediją, į video operatorius tiesiog. Taip, aš nenoriu jas velti. Nes dabar, žinai, jinai turi savo gyvenimą, aš turiu savo gyvenimą. Ir aš džiaugiuosi, kad jinai aplamai kad jai nieko nėra blogai su to, kad aš komediją noriu šiam gyvenime. Nes, žinai, aš vadinasi mačiau kažkokį video, kur bičiukas pasakoja apie tai, kaip išsiskyrė su žmona, nes jai nepatiko jo Yu-Gi-Oh pomėgis. Bet, žinai, tipo... Ir jis ją ištrėmė į šešėlių karalystę. Taip, čia buvo žemai kabantis. Žodžiu, esmė tame, kad tipo, nebuvo taip, jis labai mėgo kortelės, kad jisai nešė baldus iš namų tam, kad nusipirkti tenais Exodia, va. Bet tiesiog jisai darė kontentą apie YouTube. Tipo, jisai gavo peržiūras, jisai iš to galėjo apmokėti tiek savo išlaidas, tiek jos išlaidas. Bet tiesiog tiek jai, tiek jos tėvam čia atrodo, tipo, žinai... Susirasti normalų darbą. Susirasti normalų darbą, kad čia, tipo, jis nebuvo baigęs mokyklos, sako, baig mokyklą, jis gavo degree, jis susirasti normalų darbą, 9-5. O jisai, tipo, gyveno iš to Yu-Gi-Oh kontento ir dar iš street performingo. Tipo, jisai gatvės muzikantas buvo. Tai kam jam dar ir jisai visą tai metė iš pradžių, tam, kad patenkintų ją ir jos tėvus, bet eventually jis tapo nelaimingas. Nes jis daug, tipo, tu darai dalyką, kuris tau atneša, tu darai dalyką, kuris tau neša džiaugsmą, tu iš to gauni pinigus, tu gali iš to gyventi ir tau sako, negalima. Tipo, tu turi gyventi taip pat kaip visi kiti. Tai va, tai aš džiaugiuosi vien tai, kad mano mergina mane palaiko, kad jai netrodo čia kažkokia utopija norėti gyventi iš komedijos. Pavyzdžiui, tėvam mano čia atrodo žiauriai keista, kad, tipo, kad iš to noriu, nes jiems čia jie atrodo kaip, net neturi palyginimo, kad... Nesupranta tiesiog tą dalyką mūsų. Jo, kad kaip galima gyventi iš to, kad tu juokausi. Ir tada iš tos pusės, kai mamai aiškini, tu vienintelis, tu gali traukti pavyzdžius, kur jinai žino, ką tu sakysi, kad tu jo, Katleris jau uždirb. Jo, bet tai Katlerį per teliką rodė. Bet ir aš nesu Katleris, žinai. Tas irgi yra momentas, kad labai sunku tą lygį pasiekti, bet koks aš... Bet nėra neįmanoma. Nėra neįmanoma. Tai aš ir turiu tikslą pasiekti topinį lygį. Aš noriu būti Lietuvos komedijos everestas. Iš tikrųjų turėjau utopinį, man tada utopinį svajonę būti ne tik Lietuvos, bet pasaulio komedijos everestas, bet tam reikia išvalyti Ameriką arba UK, kas čia yra sunku. Bet gal kažkada gyvenime. Realiai visą laiką šitas ramina, tipo, kai žinai, kad Louis C.K. per pirmus 20 savo karjeros metų, kai 20 jo karjeros metų, pirmus 16 jisai nieko nebuvo pasiekęs. 16 fucking metų. Ir iš tų 20 metų laikotarpio 4 metai buvo jo pikas tada, kai jis buvo prasprogas. Kažką šitą atsimenu. Ir dabar čiūvas Grammy apdovanojimą už komediją gavęs yra. Tai va, tai... Tai viskas įmanoma, seniai. Tai reikia svajoti. Aš svajoju apie tai, kad aš būčiau vienas iš grandų. Dabar, dabar aš net neištariu žodžio grandų, kad norėčiau būti grandas bent jau Lietuvoje. Toks mano tikslas ir aš nuoširdžiai, kas sakys, kad aš nuoširdžiai tikiu, kad aš galiu tą pasiekti. Tipo, iš šono aš įsivaizduoju, kad kitiem komikam, kitiem openmikeriam, tiem, kur jau daug yra pasiekę, tai jie galimai mane žiūri, kodėl tai nepasiduoda. Ir kažkas man yra sakęs, kodėl man keista, kaip tu dar nepasiduodi.
Bet iš tos pusės, jeigu aš nefilinu, aš pasiduočiau ir aš nenoriu pasiduoti ir aš tikiu savo jėgomis, tai gali atspirti. Fatasau, aš galiu save nustoti siekti to, ko aš siekiu, nes man nesiseka per pirmus 2 metus. Kai kitiems, kad svajonę pasiektų, prireikia vos net 50 metų, žinai, būna tokių atvejų. Kartais būna labai sunku, bet stengiasi visagų, nes... Bet ir labai padeda iš tikrųjų palaikymas. Palaikymas labai yra svarbus iš tikrųjų, nes... kas mane daugiausiai palaiko, tai jaučia mano mergina, obviously. Ir jaučia tas palaikymas didžiausias prieina iš kitų komikų. Taip, kartais net nežinai, ar jis yra nuoširdus, nes gali būti, kad skamba, kad tiesiog pasako tam, kad sakyti. Bet kartais... Kad nebūtų nejauku vienoje mašinoje važiuoti. Ja, bet iš kai kuriuo aš komikų tikrai, aš toks jaumas, kad iš tikrųjų jaučiu, kad jiems noris, kad man pasiektų. Taip pat, kaip man noris, kad jiems pasiektų. Nes kad ir kaip keista, kad ir koks čia konkurencingas dalykas jo komedija, nes at the end of the day visi yra už save. Netgi trupėse visi yra už save. Taip. Ir tai, kad aš actually noriu, kad, pavyzdžiui, Kristoforui labai pasisektų, kad jisai tenais irgi labai daug pasiekti dažas. Taip pat ir aš, kai jisai man pasako, kad jam noris, kad man pasisektų, aš labai noriu tikėti, kad taip iš tikrųjų yra. Tai va šitą pagrindinį kamerą. Gerai, aš noriu tikrai pasakyti žmonėm, aš esu tikras žmogus, aš nesu AI-us, aš nesu komikų išgalvotas personažas, aš tikrai esu tikras žmogus. Andrei Bulbenkov, aš galiu va taip padaryti. Aš tikrai esu tikras žmogus. Kaip tik su ta gaida, kaip tik ačiū, kad atvarys valgyti pas mane kebabų. Atvykai iš Vilniaus net į Kauną vien dėl kebabų ir šitą pokalbį. Tai realiai šlovės akimirka šitą mano mažam kanalę tau. Ten pagrindinė kamera, čia tavo kamera, į kurią tu nori. Palinkėk, pasipasakok žmonėm, duok linkėjimą, perduok savo išmintį. Ne, gal geriau šitaip. Gerai, aš esu Andrėjus iš labai netolimos praeities. Ir aš noriu, kad jūs pasiektumėte mano Instagram'e Bulbenkovas. Ir pasiektumėte mane TikTok'e Bulbenkovas. Ir kad tiesiog juoktumėtės iš mano bairių, kai jums yra juokinga. Ir kad jūs kažkada ateityje galėtumėte sakyti, aš žinau tada, kai jis buvo mažas, barzdotas pyplius. Aš tikiuosi, kad jisai pasieks tai, ko jam reikia. Iki kitos savaitės, Šaiga!